Palauksiu biškutę kučių. Va, matau jau Jolantą. Karoliną lyg tai matau. Bėgam kuo daugiau akučių. Šiandien nieko neprekiausiu. Laivą darau ne savo grupelėje. Tiesiog noriu pakalbėti apie daug kas svarbaus. Laukiam daugiau akučių. Iš tikrųjų labai ilgai ruošiausi šitam laivui. Psichologiškai gal labiau. Palaukiam daugiau akučių. Sunku kalbėti, net nežinau, nuo ko pradėti, žinokit. Dūšia pilna visko. O aš šį vakarą atėjau su misija. Visi matėte turbūt ant mano sienos. Skaudžią žinią. Bet aš ne dėl to, kad jinai buvo mano geriausia draugė. Aš tiesiog sulaukiau daugybę žinučių iš man visai nepažįstamų žmonių. Su klausimu, kas nutiko, kas įvyko. Ir daug neatsakiau, nes tikrai yra per sunku. Ir aš sėdžiu prieš jūs, nes mano draugė prieš tai manęs paprašė. Jeigu su ja kas nors atsitiktų, aš turiu tai paviešinti. Ir noriu papasakoti šį vakarą jums mano draugės tragediją. Aš su ja išgyvenau šitą sunkų laikotarpį nuo pat gegužės 26 dienos šių metų. Jinai neatlaikė ir jinai nusižudė. Sunku kalbėti iš tikrųjų ir paaiškinti taisyklingai visą situaciją. Turiu labai daug įrodymų, turiu labai daug nuotraukų, turiu labai daug visko. Žodžiu, mano draugiai buvo atimti 3 vaikai, gegužės 26 dieną. Už tai, kad 10 metų sūnus nesusitvarkė savo daiktų, kaip ir kiekviena mama pasakytų, eiti susitvarkyti. Aišku, jam buvo pasakyta iš vakaro. Atėjus rytui, jinai pamatė, kad tie daiktai nesutvarkyti, kai visą laiką, žinot, vaikai palauk, paskui pamiršau. Žodžiu, jinai jį pastūmė, kad jisai eitų, nes jisai vėl palauk. Žodžiu, jisai atsitrenkė į skalbimo mašiną, jeigu neklystu. Ir viskas tam ir baigėsi. Kol mano draugė ruošiasi nuvesti vaikus į mokyklą,
10 metų sūnus pasiėmė abidvi sesės 4 ir 8 metų, nuėjo į mokyklą ir pasakė, kad aš jaučiuosi nesaugus savo namuose. Draugė atbėgusi ieškoti į mokyklą vaikų, jinai buvo surakinta antrankiais ir išvesta iš mokyklos kaip didžiausia nusikaltėlė. Jinai neturėjo šanso paaiškinti niekam, kas įvyko ir dėl ko įvyko. Niekas jos neišklausė ir net neklausė. Visiškai neklausė niekas jos. Bet žinokit, kas įvyko toliau. Žinokit, man yra sunku apsakyti žodžiais ir iš tikrųjų aš ir dabar pati jaučiuosi labai nesaugi, nes mes tėvai neturime visiškai jokias teisės. Visiškai. Žinokite, sulaukiau daugybę žinučių ir nei vieno žmogaus, kuris pasakytų apie ją kažką blogo. Jinai buvo nuostabi moteris, nuostabi mama, 1000 kartų geresnė už mane ir už visas kitas. Jos vaikai visada vaikščiodavo švarūs, mes su ją kalbėdavom per kamerą, bendraudavom su vaikais, kokie nuostabūs vaikai. Pas ją visą laiką pusrytukai, pietukai, vakarienė, rūbeliai nauji, megztinukai, nertinukai, kepurytės. Nežinau, čia nuėjo 10 metų sūnus į mokyklą, pasakė, nu va, mama pastūmė, aš jaučiuosi nesaugus. Viskas tom ir pasakyta. Vaikų nebėra, šeimos nebėra. Jinai vieniša mamytė. Žodžiu, mes stengiamės visą vasarą gauti pagalbą, mes ieškojom ir tikrai matau žmonių, su kuriais kalbėjau tuo metu ir prašiau irgi pagalbos. Mums reikėjo sužinoti Londono, kaip pasakyti, socialinius darbuotojus, kurie atstovauja tėvam. Tik tiek. Mums jos niekas nesuteikė. Šitos informacijos mums visiškai niekas nesuteikė. Net vertėjai, kurie dirba savo darbą. Lietuvių vertėjai. Nevardinsiu vardų, pavardžių, bet tiesiog mums pagalbos nesuteikė. Taip. Gal dėl to, kad bet ne, jinai irgi kreipėsi į Londoną, aš kreipiausi į savo miestą. Aš būdama Lietuvoje netgi nuėjau į socialinį skyrių Lietuvoje. Taipogi mano draugė rašė laiškus į Lietuvos savivaldybę, į savo miestelį, prašydama pagalbos, žodžiu, nes jas niekas negirdi, niekas neklauso. Žodžiu, tie vaikiukai buvo uždaryti name. Atskirai nuo visų buvo uždaryti name su viena prižiūrėtoja, kuri jos draskė, rankytės mergytėm draskė. Žodžiu, buvo užgydomi vaikai, buvo perkalbėjimai nuo mamos. Žodžiu, mano draugė gavo 2 pasimatymus į savaitę su vaikais po 2 valandas, antradieniais ir ketvirtadieniais. Socialinis atvežusios vaikus, jos vėluodavo net po valandų laiko ir pasakydavo po valandos laiko, kad tavo jau laikas baigėsi su vaikais. Žodžiu, kartais net neįvykdavo tie pasimatymai, o mano draugė važiuodavo su dviratuku, žinokit, išvirusi pilnus puodus, sriubytės, balandėlių, kugeliuko,
blinelių, visko vaikam. Visas turi žinutės, kaip vaikai valgė, kaip išbadėja. Nes jie tenais valgė tik fish fingerius. Ir eidavo vasaros metu 7 vakaro miegoti, nes prižiūrėtojai labai blogai su nugara. Va. Tie vaikai neturėjo ekranų, neturėjo žaislų, net jeigu ir mama nuvežė jiems viskas buvo atimta, net per mažytės gimtadienį atvežė mama saldumynų, dovanų, kad bent vaikai turėtų šventę. Jūs galvojat, jie matė ką nors? Jie nieko nematė. Iš jų viskas buvo atimta. Visi ekranai, telefonai, planšetės, dovanos, saldumynai, žodžiu. Ir jinai tempė kiekvieną kartą. Jinai per kiekvieną pasimatymą. Aš paskui paviešinsiu, žodžiu, iškeldama postą su daugybė video, kaip jinai tempė tašes, paprakaitų, kaip jinai verkė iš skausmo, kaip jinai rašė laiškus teisėjam, advokatam, Lietuvos savivaldybei. Niekas jai nepadėjo. Jai niekas visiškai nepadėjo. Žodžiu, ką tie vaikai išgyveno, aš turiu netgi 2 video, kaip vaikai kaukia, ne savo balsu. Ir sako, mama, not leave me alone, please. O paskui po 10 sekundžių jau tie patys vaikai ramina mamą. Mama, neverk, viskas bus gerai. Jūs pamatysite šitos video. Plyšta širdis. O kiek dar visko, ką jinai patyrė ir ko jinai nesugebėjo pasakyti, nes buvo per daug visko. Jinai man daug kartų sakė, sako, aš neatlaikysiu, Olga, aš neatlaikysiu. Ir žinokit, aš manau, kad čia tie vaikučiai jau buvo užsakyti. Aš bijau taip sakyti, bet mes jau taip mes numanėm. Iš tikrųjų. Bet aš, jeigu nepameluosiu, prieš 2 savaitės skambina man mano draugė, kaukia ne savo balsu. Ir sako, atvažiavau į pasimatymą su vaikais, atvažiavo socialinė darbuotoja po 2 mėnesių. Ir Labuka sako, tai kaip jūs? Tai sako, tai kur tu buvai? Tai sako, mano atostogos buvo 2 mėnesius. Tai sako, ten mano vaikai. Matai, sako, mano Rolexą. Gražus. Už tavo vaikų pinigus nusipirkau. Ir nuėjo. Čia buvo socialinė darbuotoja, kuri grįžo po 2 mėnesių atostogų su Rolexu iš mano draugės vaikų pinigų. Tai leiskite paklausti. Kur teisybė? 3 vaikai liko be mamos. O jinai nusižudė iš skausmo. Čia yra nenormalu. Čia yra nenormalu. Aš turiu daug visokių įrodymų, daug visokių video. Ir aš turiu paviešinti. Nes manęs draugė paprašė. Ir jūs pamatysite tą žinutę, kaip jinai manęs prašo. Ir iš tikrųjų, kaip sako, tai čia kažkas ne taip. Nu, tarkim, mano draugės, ne?
Paskui, aišku, jos verkė kartu su manim, nors mano draugės nepažinojo iš tos nelaimės. Mano draugės verkė kartu su manim, žodžiu, išgyveno irgi šitą visą tragediją. Ir mano draugės, kaip mano draugės, žinot, kaip būna atvirai, ne? Kaip, baigtų. Iš gerų mamų vaikų neatema. Atema. Ir labai neteisingai atema. Žinokit, turėjo įvykti 3 teismas spalio 17 dieną. O dabar jos mama užpirko spalio 17 dieną jai mišias bažnyčiai, nes jos jau nebėra. Jinai nesulaukė 3 teismo. Turbūt daug kas klausia, kodėl. O todėl, kad jai per sunku buvo. Jinai tiesiog, matot, kas yra. Jai labai skaudėjo, kad tai padarė jos sūnus. Buvo geras berniukas. Geras berniukas, labai geras. Ramus, geras berniukas. Tiesiog, nežinau, žinokit, kas vyksta, bet su tais vaikais bet aš nežinau, tiesiog šitos socialinės darbuotojas labai nuteikinėjo. Ir kai buvo atimti vaikučiai, mano draugės sūnaus nematė mėnesį laiko, nes jos specialiai užsakė pamokyklos tam sūnui būrelių, klubų, kaip tik tuo metu, kada turėjo mama pasimatymus, o jai sakydavo, kad tiesiog jo nėra ir jisai nenori su tavim susitikti. Jisai nenori tavęs matyti. Ir žinokit, mamos nuojauta po mėnesio laiko sustojo jinai su dviratuku, kur stovėjo socialinės darbuotojas mašina, o mašinoje buvo parvežtas iš klubo kaip tik sūnus. Tas sūnus išlipo, mama pamatęs, išlipo, pasisveikino. Žodžiu, bet pasakė, tavo laikas baigėsi, jau tu su juo nebegali kalbėti. Viskas. Mano draugė lapė kito pasimatymo, nes pagaliau sūnus kalba su ja. Ir žinokite, į kitą pasimatymą jinai atėjusi pamatė, kad jos sūnus sulaužyta ranka. Tas berniukas per pasimatymą, ant tiek buvo laimingas, jisai net krepšinį su mama žaidė su sulaužyta ranka. Jisai žaidė kortom. Žodžiu. Ir paklausiusi, kas nutiko jos vaikui, tai buvo 3 skirtingi atsakymai, o vaiko atsakymas buvo toksai. Užkrito kėdė, ant kurios aš sėdėjau. Kaip jo atsakymas? Nėra atsakymų. Tas pats kaip va šitą sofką užkristų dabar ant manęs, kaip aš su jumis kalbu. Mergytė didžiausias guzas mergytei buvo. Nežinau, kas jai buvo, bet čia irgi buvo kažkas irgi. Socialinės turi labai daug idėjų, žinokit. Baisiai daug idėjų. Pavyzdžiui, aš visą laiką sakau, Viktorija, sakau, kvieskite teismą sūnų. Jisai turi pasakyti prieš teismą. Sakau, tu nebijok, vis dėlto čia yra tavo vaikas, čia yra instinktas, yra ryšys, negali vaikas tavęs šitaip, ant tavęs šitaip. Jisai negali meluoti. Ir kada jinai nusprendė iškviesti į teismą vaiką, žodžiu, sūnų, kuris sėdėjo visą vasarą be telefono, be ekrano, be žaidimų, socialinės darbuotojas jam nupirko Xboxą. Ir ką jūs galvojat? Paduokit dabar vaikui šiuolaikinį Xboxą. Jis net negirdi mamos žodžio. Jis net negirdi, jis gali traukinys važiuoti namas sprogtų. Vaikas negirdi, jam vaikui nieko nereikia. Tai va.
Taip, žinokit, Laura, šitai moteriai net buvo kerpami plaukai ir daromi tyrimai, ar jinai ne alkoholikė, ne narkomanė. Jinai nebuvo alkoholikė, jinai nebuvo narkomanė, jinai buvo normali moteris, pasitempusi ir turėjo gerą reputaciją. Tai va, iš tikrųjų daug ko norėjau pasakyti, bet smegenis nebedirba, žinokit. Aš 5 ryto užmigau, aš dar vis laukiau savo draugės skambučio. Aš sakiau, jinai man paskambins. Visą naktį lijo lietus. Sakau, Vikutė, verki, tu nori atgal, nes tu per greitai išėjai. Jinai išėjo prieš teismą, nes žinot ką, vat su tuo Xbox'u, kai pakišo socialinę, tai jinai jau suabejojo viskuo. Ir jinai tiesiog nepernešė šito skausmo, kad antrą kartą ar kelintą kartą vaikas atsistojęs prieš teismą pasakys, kad tiesiog mama yra bloga. Įsivaizduojat, kaip jai buvo sunku ir skaudu. Jos niekas nepalaikė. Teismo metu, aš žinot, kaip teismai vykdavo, 10 minučių. Jinai neturėjo net žodžių. Jos net nebuvo klausinėjami jokie klausimai. Ne. Tai buvo paprasčiausias appointmentas, kuris buvo vadinamas teismu. Tiesiog teisėjas pasakydavo, ką dabar darys, kas dabar bus, kirpsim plaukus, ar ką, tirsim, dar kažką darysim. Na. O socialinės darbuotojas visą laiką, per kiekvieną susitikimą sakydavo, tu tų vaikų nebeatgausi. Tu tų vaikų nebeatgausi, tu jų nebeatgausi, pamiršk. Tai įsivaizduoju. Ir net prieš pasimatymus vaikų anksčiau atvažiuodavo su visais puodais, žaislais, kaip jinai filmuodavo. Jinai net prašydavo, pavyzdžiui, kiekvieną kartą nuvažiuojant, jinai nuveždavo kažką tokio special, jiems dovanėlių. Žodžiu, ir čia paskutinį kartą jinai nupirko tokias 3 širdeles ir jų prašė, kad tiesiog tie 3 vaikučiai jiems padarytų, tokią kaip dovanėlę, prisiminimą nuo jų, nupiešė širdeles jai. Sako, aš jums atvežu visada kažką, sako, padarykit man dabar kažką. Tai žinokite, tos 2 mergaitės, aš turiu nuotrauką, aš įdėsiu irgi ją. Tos 2 mergaitės labai gražiai nupiešė tas 2 širdeles, o berniukas nupiešė ten tas, kaip jisai vadinasi, Xbox'o joystickas tas. Tai va toj širdeliai va tas va, pultelis. Tai įsivaizduoju. Socialiniai darbuotojai labai išmanus. Sako, baigtų. Nuo alkoholikų vaikų nepaėmė, sako, čia nuo geros mamos paėmė. Tai taip. Alkoholikų vaikų niekam nereikia. Narkomanų vaikų niekam nereikia. Baigit. Čia 3 vaikučiai. Užaugę geroj šeimoje. Jūs pamatysit, kaip jinai gyvena, aš kelsiu nuotrauką, kokie buvo jos laimingi vaikai, kaip jinai gyvena. Pas mane šila, pliko sienos, o pas ją pamatysit, kaip jinai gyvena, kaip pasako. Vaikai turėjo viską, viską, viską. Jinai su jais žaisdavo, rūpindavosi, jinai buvo menininkė, dailininkė, jinai piešė paveikslus. Ir dabar įsivaizduokit. Mama jos iš pradžių neteko 3 anūkų. Dabar vienintelės dukros.
o sūnus visą gyvenimą kaltę nešios. O sesės mažytės užaugusios kaltins visą gyvenimą brolių. O kas nužudė mano brolį? Socialiniai darbuotojai. Šitie visi sukviesti tvarkai. Kitaip ir nepavadins. Aš važiuosiu į Londoną, aišku, išlydėti draugės. Aš tikiuosi pamatyti ir jos vaikučius. Bet neduok Dieve. Neduok Dieve. Už savo draugės mirtį. Už savo draugės sielą ir ramybę. Šitiems dvasios ubagam aš neleisiu stovėti. Toj pačioj patalpoj, kur pašarvota mano draugė. Ir aš net neklausiu nei jos mamos, nei jos vaikino, ar aš galiu tai padaryti. Nes aš žinau, kad mano draugė tikrai to nenorėtų. Aš nežinau, kaip tokių paaiškinti. Kaip galima atimti, šitai paimti, tiesiog nepaklausti, neišklausyti. Kaip sako, Olga sako, žinai, sako, aš dabar kaip šūdo gabaliukas. Jie sako, į mane net nežiūri, jie manęs net neklausia. Jie tik tais tyrimus daro, kažkokius tyrimus. Rado ant mergaičių kojyčių mėlynių. Nuo ko? Nuo dviaukštės lovos. Mano vaikai, patikrinkit dabar, visi jie turi mėlynių. Jeigu ne ant kojų, tai ant rankų. Aš rėksnė, aš kiekvieną kartą rėkiu ant savo vaikų. Bet aš jų nelupu. Aš jų nedraskau. Jeigu manęs negirdi, tai aš esu mama, aš turiu jį sudrausminti. Ar laukti, kol mane jisai sudrausmins atėjus laikui? Tai pasakykite jūs man. Nu, nežinau, žinokit. Aš nežinau. Nu, aš pareikiu. Nu, bet vaikai visi žino. Mane žino. Jie mane žino. Mano vaikai mane žino. Aš kaip surėkiu, jie net nekrūsteli, nes jau jie papratę prie manęs. Svarbiausia, žinot, kas yra. Reikia ne tik auklėti vaikus, ta prasme mokinti, lavinti, bet juos reikia skiepyti vertybių. Reikia vaikam paaiškinti, kas yra mama, sesė, brolis, močiutė ir net vyresnis už jį žmogus. Mūsų vaikai privalo žinoti, kas yra mama ir tėtis, kas yra šventa šiam pasauliu ir kas bebūtų. Negalima šitai daryti. Tikrai negalima. Mama yra šventas dalykas. Kaip kiekvienas šeimos narys. O jinai jos išnešioja, užaugina, maitina, rūpinasi. O čia atėjo. O, tu jautiesi nesaugus, gerai. Ateik. Vaikai ėjo į mokyklą su nevalytom ausytėm, su nenukirptais nagučiais, su purvinais batais. Mergytėm suknelę apmauna pirmadienį, numauna penktadienį. Čia socialiniai darbuotojai taip prižiūri Anglijoje vaikus. Čia yra toks pavyzdys. Na, riebaluotos
galvos sutėlėtos anglų, nevalų šitų. Tai tokių vaikų niekam nereikia. Reikia iš normalių šeimų. Apie ką eina kalba? Jinai neatlaikė spaudimo. Niekas nesuteikė jai pagalbos. Skambinu vieną rytą šiai. O jin tokia visada tokia. Į bitutę laksto po namus, kažką daro, visada kažką daro. Stovi ant tų kaputėlių, tų 3 laiptukų. Ką tu čia darai? Sakau, remontus darai. Ne, sako Olga, patikėk, sako. Naktį susapnavau, sako, ar išgirdau, sako, kaip vaikai kambarį verkia ir šaukia mane. Sako, aš nubėgu, žiūri tą kambarį, nėra mano vaikų. Man sako, šitai buvo skaudu, kad, sako, aš savom rankom, sako, parketą išlupau. Jinai grindis naktį lupa iš skausmo, nes vaikų nerado. O kitą dieną jinai įdėjo jas vėl atgal. Tai jinai neatlaikė. Moteris. Jinai sako, Olga, aš neskambinsiu, sako, tau nei ketvirtadienį, nei antradienį, sako, tu nepyk, man per sunku paprasti matymą. Visi laukiam dabar vėl to teismo. O dabar nėra ko laukti. Jinai pasidavė. Per greitai, žinokit. Aš manau, kad per greitai. Bet kaip socialiniai darbuotojai gali taip elgtis? Jis man pasakė. Kaip gali? Gražus Rolexas, už tavo vaikų pinigus nusipirkau. Žinokit, aš nežinau. Aš ją būčiau nusmeigus, suvalgiusi, toj pačioj vietoj. Suvalgiusi to visų Rolexą aš ją būčiau. Tikrai. Taip negali. Tai yra baisu, ką jinai išgyveno. Ir man daug kartų sako, aš neatlaikysiu. Ne, sako. Na. Aš šitą vakarą skambinau 9 vakaro. Jinai nekėlė man jau ragelio. O jos vaikinas 7 ryto grįžo iš darbo ir ją rado ant grindų. Jinai išgėrė visą dėžę tablečių. Vaikinui šokas, mamai stresas, mama verkia pasikuklinti. Kaip vaikai, kaip socialiniai darbuotojai, norėčiau pažiūrėti jiems dabar į akis. Šitiems sprudam. Tikrai norėčiau juos pamatyti ir tarti jiems žodį. Žinot, ką aš galvoju? Kad ten, kur dirba žmonės, va taip kaip jie, tai turėtų būti ne tik prašyti kvalifikacijos tokių žmonių išsilavinimo, bet turėtų būtent tie žmonės, kurie nori eiti dirbti tokį darbą, jie negali turėti vaikų. Jie neturi turėti vaikų. Nes tokie žmonės, kurie tenais dirba, jie negali auginti savo vaikų. Jie negali tiesiog, tai yra nežmoginiška, nes jie neturi širdies, jie neturi dvasios, jie neturi
nieko gražaus savo gyvenime. Jie negali auginti savo vaikų. Nes tai yra per žiaurūs žmonės. Jie žiūri į akis ir jiems net negraudu, jiems net neskauda, kaip vaikai kaukia, prašo namo. Nei vienas vaikas neprašo namo, jeigu jos mama bloga. Ačiū visiems už palaikymą. Be galo ačiū. Nežinau, ar čia rasizmas. Nežinau, ar čia rasizmas, ar čia vaikų kontrabanda, ar kaip paaiškinti šitą situaciją. Žinokit, jeigu atsirastų tarp jūsų kažkoks protingas žmogus, ar tiesiog, kuris gal ir susidūrė su panašia situacija ir kurie ėjo iki galo netgi, jeigu ir nieko nebeliko, esu aš. Tai yra mano atsakomybė, aš jaučiu ją, nes draugė manęs prašė ir aš žinau, kodėl tai prašė. Nes tai buvo didžiulė neteisybė. Ir jeigu aš tikrai žinočiau, kad tai čia yra melas, aš tikrai čia nesėdėčiau. Ir jeigu tai būtų melas, mano draugė būtų dabar sėdėjus su šypsena namuose, gerus kavą ar arbatą. O jinai neatlaikė šito smūgio, nes jinai buvo be galo gera mama ir visi ją pažinojo kaip be galo gerą žmogų. Stiprybės jo šeimai, artimiesiam, vaikam. Nežinau. Aš atrodo dar jos laukiu. Aš dar vis netikiu. Aš negaliu neverkti. Man neina susikaupti. Mes kažkada čia šokom, dainavom. Va čia pa. Nežinau. Taip, Vidmantė, reikia saugoti vaikus, vienytis ir dalintis informaciją, pagalbą, skiepyti savo vaikam vertybės, kas yra mama, šeima, žmogus, gyvūnas. Tai va, kas yra pagarba. Tai mūsų vaikai turi žinoti. Nes jeigu mūsų vaikai nežinos, tai mūsų anūkai tuo labiau nežinos apie tai. Tai įsivaizduokite, kas paskui vyks. Pasaulio pabaiga. Eisim visi su mečetėm ir bus karas. Nu jau mūsų nebebus. Tai va, teisybės nėra. Tai va, pamatėt kitą Olgą, negražią, ištinusią, apsiverkusią. Baisu. Baisu. Tikrai baisu. Ir niekam to nelinkiu. Niekam. Nei vienai mamai, nei vienam tėčiui prarasti savo vaikus. Čia yra baisu. Nežinau, taip va, vėl netapaikiu, matot, mintį šokinėja. Jeigu jūs žinot, ta prasme,
ką galim dabar jos labui padaryti, nes vis dėlto jinai kaip ir paliko šiam gyvenime pėdsaką, tokį, šiokį bei tokį. Norėčiau kažką padaryti dėl jos. Iš tikrųjų, nes jinai stipriai kovojo už savo vaikus, patikėk. Gegužė, tai va, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis. 5 mėnuo, mamai, bemiegės naktis, įsivaizduojat? Pasimatymai, vaikų kliksmai, mama nepalik, mama pasiimk, mama gal rytoj, mama kada. Taip, žinokit, Brigita, Anglijoje atėmė. Tiesiog. Pastūmė, pasakydama, kad eik susitvarkyti savo daiktus, nes vakar tu jų nesusitvarkei. Viskas. Berniukas pasiėmė abi sesės, nuėjo į mokyklą ir pasakė, kad jaučiasi nesaugus. Viskas, nuo to laiko neturėjo jinai jokio žodžio. Jos niekas neklausė, darė tyrimus iš jos plaukų. Žinau, jeigu plaukai atsako į daug klausimų, tai nuskuskit man tada plikai tą galvą ir viską žinosit. Ne, aš sakau, žinokit, čia yra vaikų kontrabanda. Konkrečiai. Jie buvo užsakyti. Nu iš kur? Socialinė, negali, taip, tiesiog negali, ne. Taip, tiesiog ateiti, pasakyti šorą, ne. Bet jinai pasakė. Va, sako, gražus Rolexas. Iš to vaikų pinigų nusipirkau. Va, taip parodė. Taip ir parodė socialinė darbuotoja. Ir dar nusišypsojo, jai tiesiai į akis mano draugė ir nuėjo. Žinokit, baisu. Tai va, vaikai nebeturėjo daugiau žodžių. Nebuvo klausimo, ar norit atgal namo. Vaikai kaukė prašydami namo. Niekas jų negirdėjo, nes jau jie buvo užsakyti. Turtingai kokiai šeimai, nes vis dėlto vaikiukai iš geros šeimos ir 3. Įsivaizduoja, koks lobis. Ne narkomanų vaikai, ne alkoholikų vaikai. Žinokit, drebu ir šalta ir karšta ir nežinau, kas vyksta. Akis skauda nuo blevimo, čia kažkur net pūslę jau net išmetė šiandien. Žinau, aš negaliu patikėti, kad šitai pasaulyje vyksta. Ir dabar kaip? Man dabar reikia paviešinti. Kaip jinai vaikučius mylėjo, kaip jinai rašė laiškus, prašė pagalbos, kaip jinai važiavo į pasimatymus su pilnom tašėm per karštį. Turiu visus guzus vaikų. Kodėl jinai negalėjo kaip mama pareikšti kaltinimą? Kodėl vaikui va toks guzas, mergaitė, va toks, pamatysit, aš vaikelį su nuotrauka, va toks guzas. Mėlynas, didžiulis. Tai ten nieko baisaus. Bet kad mama pastūmė ir netyčia vaikas atsitrenkė į skalbimo mašiną ir liko ten kažkokia mėlynė, gal net ne nuo jos, o nuo senesnė ta mėlynė. Ant mergaičių kojo irgi tipo, o mėlynės, tipo skriaudžia mama. Tai tenais
Lipa mergaitės kopėtėlėm į lovytę. Laksto, judrios. Visi vaikai turi mėlynių. Nu blemba, visi vaikai. Ir aš turiu mėlynių. Bet jų niekas neklausė. Ar jau tave mama čia muša? Ne, čia jau viskas buvo taip. Viskas. Vadinasi, muša mama. Na va, tokia neteisybė. Tai va, svarbiausia, žinokit, čia ant gyvenime skiepyti vaikam, dar pakartosiu, jau turbūt 3 kartą. Aiškinti vaikam, kas yra mama, kas yra tėtis, šeima. Nežinau. Nė vienas vaikas tiesiog, koks bebūtų, tėtis ar mama, nu jis negali tai skųstis, eiti, kad jaučiasi blogai. Gal berniukas neapgalvoja, gal tiesiog galvoja, gal mokytoja pakalbės su mama, man nebereikės tvarkytis, nebereikės kojų plautis. Tiesiog gulės lovai ir žais, valgys lovoje. Juk žinot vaikus, žinot, jūsų irgi valgo lovoje, šiukšlina ant grindų, randat bardakus namuose. Na, tai yra vaikai, mes nepakeisim. Bet mes tai žodį turim, mes galim pasakyti. Ir surėkti galim. Tai čia yra mūsų motinos emocijos, o ne neapykanta. Čia yra mūsų emocijos. Gerai, gal kažkuri lėtesnė, ne mama, ramesnė, nemoka rėkti. Bet aš esu ugnis, aš rėkiu, pas manęs net dabar aidas, jūs girdit? O kaip aš užrėkiu, jūs įsivaizduojat? Mane tada visas namas girdi ir kaimynai girdi. Ir ką? Atimkite dabar mano vaikus. Atimkite. Neatimsit. O jeigu atimsit, tai žinokit, aš nelauksiu 5 mėnesių, kaip mano draugė. Aš nusižudau iš karto. Iš karto. Vietoj. Nes čia yra nenormalu. O jinai buvo stipri, jinai kovojo, bet nepakėlė. Jinai net nesulaukė kitos savaitės 17 dienos, kada įvyks teismas. O gal jai būtų sugrąžinę tos vaikus? Jinai neatlaikė. Taip, Rita. Taip. Pas manęs irgi. Tas pats. Pas manęs dukra 16 metų. Meikupai, mergaitė, rūbai, kalnais, viskas, nueini. Tuoj susitvarkysiu. Hei, galvoju. Tai aš ten nemiegu, galvoju. Dabar jau man kažkaip, galvoju, susipratės. Išaugs. 16, galvoju, jau išaugs. Apsitvarko, nieko nesako, apsitvarko, nėra dabar jau ten indų, kaip anksčiau, ką geria, ką valgo, viskas aplinkui. Nueinam, mamos, baramės, tai tuoj gyvačių, žiurkės tuoj pradės veistis, atsiprašant. O čia paprašė 10 metų berniuko iš vakaro. Moteris tvarkė, remontavo kažkokį ten kambario dalį, ne? Vaiko daiktai, ne? Tai sako, susitvarkyk, gerai, mama, susitvarkysiu. Nesusitvarkė. Oi, pamiršau. Tai visi vaikai sako, pamiršau. O paskui ryte, kai pasakė, kad tu dabar eisi susitvarkyti, jisai vėl tuoj palauk. Jinai jį stumtelėjo, kad dabar, tai tu jau eik. Ir kas čia blogo? Aš nežinau. Aš nežinau, kaip taip gali.
Žiūriu į tą žvakutės ir negaliu patikėti, kad jos nėra. Kokia jinai buvo gera moteris. Kokia jinai buvo nuostabi. Ir kaip jinai mylėjo savo vaikus, jūs pamatysite. Aš paviešinsiu savo draugės labai ir išpildysiu jos norą. Nes su ja buvo pasielgta labai žiauriai ir neteisingai. Tai va. Ilsėkis draugė ramybėj. Ačiū visiems už palaikymą. Nežinau, gal dar ir kažką turėčiau pasakyti. Daug visko iš tikrųjų. Per tiek laiko šitiek jausmų susikaupė ir tie vaikučiai, ir tas laukimas. Aš ją stiprinau, kad nepasiduotų, visada stiprinau. Jau, kai pas manęs buvo atvažiavus į svečius. Žinot, kaip jinai jautėsi, ta prasme, aš iš šono, kaip aš ją mačiau, jinai buvo kaip pasiklydęs paukštukas. Tas mažas paukštelis, pasiklydęs toksai vargšiukas, toks nežinantis nieko jau. Jau tada jinai buvo. Niekam to nelinkiu. Tikrai niekam. Didelis ačiū už palaikymą. Iš tikrųjų, kas ją pažinojote, yra ant mano sienos. Aš esu pasidalinusi, kur aukoti. Tai jos mamos kolektyvas yra įmetęs, padaręs postuką su mamos banko sąskaita. Tai jeigu kas norit paaukoti, prašom, nesidrovėkit, nes kaip jums ištiks bėda, aukosim ir mes jau. Ačiū visiems už palaikymą. Visi pasimelskime už mano draugę. Bent minutė.